Norėčiau iš pradžių... Alio, ar girdi? Girdžiu. Nu va. Toksai nuėjęs. Sorry, senė. Viskas. Nebežiūriai tenais. Tu turi kitur. Dar atrašinėjasi. Labas, drauge. Aš čia tau rašau, žinok, dabar. Va. Do I have your attention, please? Yes, you do. Žiūrėkite, noriu toks zing. My eyes are over here. Šitas draugui noriu vienam padėkoti. Ai, žinai, kad dar nedėkosiu. Kol kas pasakau tik tai, kad iš Durkė buvo atsiusta mano puikaus draugo Edgaro. O ar ji pasiseks ar ne, mes skambinsime tokiam vienam bičiui, kuris yra visiškas arklių ir važnyčiojimo specialistas. Ir kaip apie jį rašo, jisai gali kalbėti valandas apie, reiškia, tenais vežimus ir tenais netgi sklinda legenda, kad jisai... Alio. Įsimeta akumuliatorių į vežimą ir pasijungia aparatūrą. Bumtsina. Žodžiu, mes nutarėm, kad jis iš tiesų gali savo žiniomis praturtinti jaunąją kartą. Taip. Ir mūsų to pačiu. Ir dėl to mes norėtume, kad būtent jaunoji karta pasisemtų kuo daugiau patirties iš šios puikios nykstančios profesijos, būtent arklinėtojas, važnyčiotojas. Lukutė. Taip, dėda. Ar paskambinsi mūsų draugui? Paskambinsiu. Nu va. Gerai. Būsi mano tėtas? Būsiu. Gerai. Tai nebūsiu, tai galvoju nebūsiu. Aš kam būsiu? Koks čia to senio vardas? Žydrūnasgi. Žydrūnas. Gerai. Žydrūnas iš Kupiškio rajono. Sako, aš mandagiai pasakysiu, prašyko teisės, nes geria. Nu, žodžiu, bandom. Klausau. Alio, labas vakaras, dėdė Žydrūnai. Alio. Dėdė Žydrūnai, labas vakaras. Nu, laba. Čia skambina Lukas. Lukas? Taip. Koks? Nu, Lukas. Kišiniovas. Koks? Dėdė Žydrūnai, man tėtas sakė, jeigu aš rašysiu rašinėlį ir, nežinosiu kažko, tai galiu tau skambint. Mat kaip? Ir aš rašau rašinėlį apie arkliukus. Ir man reikia žinoti, yra arkliukai bėri, yra arkliukai dar, kur bėgimui, ir yra klumpadarbiai. Ir jie tempia visi vežimą, taip? Dėdė Žydrūnai. Ko? Ar taip? Ką žinau? Dėdė, tai mano tėtas lopas jau, o tu irgi lopas, kad tu nežinai. Dėdė Žydrūnai, ar tu turi arkliuką? Ir kas, kad turiu? O ar turi vežimą? Ne, turiu. Tik tai arkliuką? Man tada jis yra pavargęs nuo šitų istorijų. Pavargęs. Galbūt, Edgarai, tai kaip čia, ar mes dar kartą jiems skambinsim? Dar kartą, okei. Pažiūrim. Nu, bandam tada paskambinti. Dar kartą pasiklausti visgi, kaip su tais arkliukais. Dėdė Žydrūnai. Dėdė Žydrūnai. Kodėl tu numetei ragelį? Tai kas čia skambina? Čia Lukas. Koks? Kišiniovas. Koks skirtumas? Kas čia skambina? Tai kodėl tu klausi? Kodėl? Aš nepažįstu jokio Luko. Aš tavęs irgi nepažįstu, dėdė. Matyt. Bet man tėtas sakė, kad tu man gali padėti. Matai kaip. Ar gali?
Negaliu. Kodėl? O kaip aš galiu padėti? Nu, nes aš žinau, kad tu žinai apie Žinau. arklius, vežimus ir vežėčias. Matai kaip, Matau, bet nežinau. Tete, dėdė sakė, kad nežino. Pasakyk, kad tai tu šiknon tikrai žino. Jėzus teisės pragėręs tikrai žino. Mano tetas sakė, kad tu blogai vairuoji. Aš? O dėl ko? Nes neturi teisų, kaip lopas. Gali būti. Bet, dėdė, Žydrūnai, o reikia vežimą, kad vairuoti su arkliu teisiu? Nereikia. Nereikia. Matai, tėti, nereikia. O gert galima? O pavyzdžiui, aš žinau, man sakė tėtis, kad tu, kai vairuoji dviratį, negalima gerti. O vežimą galima? Ne. Negalima gert? Ne. O pisą valgyt? Ką? Pisą. Ką valgyt? Pisą. Ką? Nu, pisą. Tu gali? O žaisti Nintendo Wii. Gali? Jeigu moki. Nu, aš moku. Važiuojant. Važiuojant nemoku. Na, O tu dažnai važiuoji? su kuo? Su vežimu. Ne. O kodėl? O kur važiuot? Nu, gert. O kam? Nu, nežinau, mano tėtis tai mėgsta dainuot, bet neišgeras nedainuoja. Lopas. Mano tėtis visiškas lopas. O tu? Ku? O tu irgi toks kaip mano tėtis? Ne. Gerai tada. Dėdė Žydrūnai. O, sakyk, koks pas tave vežimas? O koks turi būti? Nu kaip rodo per Pimp My Ride. Per ką? Per Pimp My Ride. Nu, va toks. Kokios spalvos? Rožinis. Kaip pediko. Gali būti. O kodėl rožinis tu turi bobą? Kokia boba? Nu, kuriai patinka rožinė? Ne. Visai nerožinis vežimas. Tau patinka rožinė? Kas? Nu, spalva. Ne. O tai kodėl pas tave vežimas rožinis? Sakau, kad nerožinis. O koks? Paprastas vežimas. Kokios spalvos? Ką žinau? Nu, kokios? Ką žinau? Tamsus. Rūdas, nerūdas. Ką žinau? Žydrūnai, Na, tavo gražus vardas labai. gali būti. Bet Ate. tai apie kažką tu norėjai daugiau paklausti. Apie rašinėlį kažkokią, ne apie čia. Nu, tai mano rašinėliui ir reikia apie arklius. Nu, tai aš tai nerklys. Man atrodo, tu lopas. Gali būti, žinok. Nes arkliai nekalba, aš žinau. Nu, tai va. Bet taip kaip tu kalba lopai tik tai. Matai kaip. Mano tetas taip kalba. Kaip Nu, ant bobos būna. matyt. Žinok, nematyt. Ate, Žydrūnai. Na, O tu nemoki pasakyti ate? Nu, tu lopas. te? Sunkiai čia. Toks mažiau šnekus nei žadėta buvo, Nu, mažiau tikrai. bet visgi Lukas atidirbo. Gal jį išderino tas Luko balsas? Toks. Nežinau. Nu, toks. Kaip didelio vyro su, kaip čia, suplonintų balsu. Su pakirptais sparnais. Jo. Su pakirptais sparnais, kurios dabar turi laikyti saujai, žinai? Ok.